Nu, užgavėnės. Tai taip, gerbiami inspektoriai. O jūs paklausėte, ar aš sutinku, kad mane filmuotumėte? Jūs žinote mūsų teisės? O jūs nesutinkate? Aš, pavyzdžiui, gal nenoriu, kad jūs mane filmuotumėte. Paskui naudosit kaip kompromituojančią medžiagą gal. Tai kodėl čia apžiūra, jūs fotografuojate, aš filmuoju? Aš perspėju, kad būtų užrašyta dėl tokio dalyko. Jeigu bus panaudota kaip kompromituojanti, tai žinokite pagal visą teisinį procesą. Tai ne, kaip Mes kompromituojanti. atvažiavom atlikti savo pareigos. Tai gerai. Laikysimės įstatymų. Nu, tai taip. Dabar va šitie va pažeidimai. Čia buvo pirkimo metu? Ne. Ne, tai mes pirmiausia pasižiūrim taip, kokiu sertifikatu mes vadovaujamės. Ar vadovaujamės šituo? Šiuo metu čia yra atšviestas, aš negaliu... Taip, kopija galioja, įstatymą galiu parodyti, kad kopijos galioja. Ne, originalą parodyti. Tai originalas galimai pas pardavėją, čia yra ne maisto produktų inspekcijai, jūs tokius turite. Arba šnekam, filmuojam, čia viską kartu išdarot, kažką tai. Jo, ne, tai iš pradžių išsiaiškinam sertifikatus, yra ne maisto produktų inspekcijos sertifikatai. Gal taip. Taip. Ir tada mes žiūrime... Žiūrėkite, siūlau šnekėti ramiai, be jokių papildomų šitų. Ne, tai čiagi viskas tvarkoja. Mes atvažiavom tirti. Prašau? Taip. Jūsų skundą mes tyrėme prieš tai. Aš... Aš esu atstovas ir šalis. Jūs pasiprašėte dalyvauti, mes Atstovas, neprieštaravome. jeigu taip jūs sakote... Bet dabar jūs filmuojate dar kažką, tai suprantate. Aš pagal žodinį galiu pagal įstatymus būti atstovas. Fizinio asmens mane atstovauja. Gali. Mes sutinkam, aš neku dabar apie filmavimą. Kokiu tikslu vykdot jūs filmavimą? Nepasitikite mūsų tuo iš karto? Ne, nu tai gerai, tai mes apžiūrėt. Aš noriu, kad būtų nufilmuota, apžiūrėti, reiškia, agregatai ir užfiksuota. Ir jūs fiksuosit kartu. Tai gerai, tai aš ir fiksuosiu. Bet va, to dialogo aš siūlau nefilmuoti šito dalyko. O kodėl? Todėl, kad nėra reikalo, dabar mus filmuoti. O tai kodėl jūs bijote? Nu, tai... Aš ne jūsų skundą, mes ne jūsų skundą tyrėm, suprantat? Jūs mano skundą. Čia, nu, privačiai. Ne jūsų skundą, jūsų žmonos skundą. Mano žmona, aš galiu žmoną pakviesti. Galiu aš ponai, aš galiu pakviesti savo žmonai. Nu, ką jinai pasakys? Nu tai va, ponai, dabar suprantate, jūs pradedat nuo to, kad jūs kažkas tai sugalvojo, pastatėt kitą žmogų ir dabar jūs, palaukit, jūs prisidengdami savo žmonas kažko siekėt, dabar taip galiu. Mes norim patikrinti atitiktį. Ir ką jūs pusę paklausite dėl to keturračių? Nes tai... su jo nevažinėjai. Palaukite, tada yra kitas klausimas. Tai kam tada žmonai jūsų keturračius tada? Tai čia jos reikalas, asmeninis. Teisingai, tai va, yra už tai yra kalba. Taip. Gerai? Pasakysiu kodėl. Prie jūsų kolegų, draugų ten, žiūrėkite. Va. Tai jų mačies, tai yra knygutės. Jo, tik čia šita. Gerai. O šitą mes tai darom pakartoti. Jo, va. Tai tas pats. Tas pats. Nu tai sutikrinot. Nu ir jūs sutikrinot. Ta lenkišką sertifikatą jūs kaip pripažįstat ar ne? Nes jisai įsiektas į bylą. Nežinau, reikia žiūrėti. Aš nežinau, ką čia per sertifikatas. Nes mes turėtume jo vadovautis. Aš tik fiksuoju, ką jums davė.
dalyką. Mes visiškai žmonės šitam dalykė. Aš jau negaliu sakyti. Gal čia netikras, iš kur aš žinau? Ne tai, kas dabar, kaip Jūs turite sertifikatą originalą? Taip. Galit parodyti? Čia neturiu, galiu uždėti parašą, kad kopija nuo Bet čia toks va kaip čia vienas, ne? Taigi Ir daugiau ne vieną nemažiau. galite O užvesti, šitas? Toks pats. parodyti originalą. Mato, 7 metai parašyta ant rėmo numeris rodo, kad 5 gamyba.